Sveiki, aš Robertas Kalinkinas ir šiandien mes su jumis susitinkame lauke kartu su Parkside įrankiais. Būsime prie automobilio, darbuosime šalia jo ir kieme, tam naudosime smūginį akumuliatorinį suktuvą, taip pat aukšto slėgio plovimo įrenginį ir žinoma dulkių siurblį iš Parkside, kurio galite siurbti tiek šlapius, tiek sausus paviršius. Keliaukime, parodysiu, kaip jie veikia. Man labai patinka, kai vienas ir tas pats daiktas tinkamas tiek lauko, tiek vidaus darbams. Kaip pamenate, siurblį naudojau Lidl dirbtuvėlėse, o dabar jo išsirbsiu dar ir automobilį. Taip pat Agnytė juo siurbė terasas nuo smėlio ir smulkių šakelių. Dulkių siurblį galite naudoti tiek šlapiam, tiek sausam siurbimui. Kol kuičiausi sode ir prie automobilio, dar pademonstruosiu puikų Parkside aukšto plovimo įrenginį. Neatsiejamas automobilio plovimui, taip pat terasų ar trinkelių plovimui ir valymui. O taip pat jo plaunu namo fasadą ar kokius kitus daiktus, kurių valyti namuose nėra nei noro, nei vietos. Praplovus mašiną pastebėjote pradedantį atsilaisvinti rato varžtą? Ne problema, nes Lidl Parkside įrankių arsenale rasite netgi smūginį akumuliatorinį suktuvą. 1, 2 ir kelionė į autoservisą gali būti atšaukta. Kol darbuojatės, randate netobulumų vėjoje, praleidote kokį lopinėlį ir dabar ten žolė ilgesnė, naudokite Parkside trimerį. Su juo taip pat galite formuoti gyvatvorės ar kitus augalus, ypač lengvas ir paprastas įrankis, būtinas kiekvieno kiemo priežiūroje. Draugai, iki kitų kartų, nes kartu su manimi ir Parkside tau pavyks.